Bet mane tikrai šokiravo, aš gavau koks 700 kalorijų. Bet 960 tai yra beveik 300 kalorijų daugiau. Iš esmės pusė suaugusio žmogaus dienos normos. Išsirinkau savo mėgstamiausią Hesburgerį. Tai yra šoninė. Ir tikrai, kaip aš sakau, jeigu jau valgyt, tai tai, kas patinka. Jeigu kartais gali sau leisti valgyti belenką, ko nori, tai rinkis tai, kas labiausiai patinka. Jeigu nori kruasano, kadangi ten yra labai daug visokių dalykėlių, kurių reikėtų valgyti mažiau, imk patys skaniausią, kurį mėgsti, bet valgyk retai. Šiuo atveju lygiai tas pats. Renkuosi Hesburgerį dėl to, kad man tiesiog šitas sumuštinis skanus ir mūsų kaime yra Hesburgeris ir tikrai skaniau negu McDonald's. Teiskit, neteiskit, bet nežinau, McDonald's porcijos mažos ir maisto skonis nelabai man. Šito mėsainio su šoninė kaina yra 6,35 € ir pasiėmiau dar Sprite'ą šalia. Tai įdomu bus tai, kad gėrimo kalorijos nesutampa su tomis kalorijomis, kurios yra ant skardinių arba buteliukų ir taip toliau. Ir paaiškinsiu, kodėl taip yra. Taigi, mano mėgstamas sumuštinis su šoninė, nemažai salotų, svogūnas šviežias, pomidoras, šoninė, padažas, 2 mėsos gabaliukai, sūrio gabaliukai, 2 bandelės. Sveikam suaugusiam žmogui pagal referencinę dienos normą Europos Sąjungoje yra standartizuotas 2000 kalorijų tas standartas vadinamas, rašomas, pagal kurį yra skaičiuojamos vertės arba kažkokių maistinių sudėčių kiekiai, sakykime, ten vitaminų, mineralų ir dar kažko. Jeigu jau tokie dalykai yra skelbiami ant maisto. Tai sumuštinis su šoninė turi 966 kalorijas. Iš esmės pusė suaugusio žmogaus dienos normos yra čia. Ar jis to vertas? Kartais taip, man gal taip, kitam žmogui gal ne. Gal kitam žmogui dar kažkas yra verčiau skaniau, būtent iš tokio, kaip sakau, šlamštmaiščio. Bet faktas yra tame, kad aš valgydama jį, žinau, ką aš imu, žinau, kad tiksliai to noriu ir žinau, kad tai darau nedažnai. Jeigu jau labai jaučiuosi kalta, neimu viršutinę bandelę ir jos nevalgau. Tada tiesiog suvalgau, pakeliu ir valgau be jos. Sutaupau kažkiek, nes kitų dalykų aš tikrai nenorėčiau išimti. Galbūt turėdama salotos lapą ant viršaus uždėčiau. Neva tai sveikiau būtų. Bet čia tokia saviapgaulė. Sumuštinis su šoninė, 966 kalorijos, 65 gramai riebalų. Čia jau neišskiria sotieji, nesotieji, angliavandenių 46, cukraus 9, baltymai 48, druska 3,9. Tai čia kalbam apie visą mėsainio vertę, ne apie 100 gramų. Dėl to, kad restoranuose tų taisyklių kaip ir nėra tiesiogiai, bet už tai jie tiesiog savanoriškai pasirinkę yra tą dalyką deklaruoti ir tai yra smagu, dėl to, kad tiesiog nebūtinai, kad aš čia dabar mažiau valgysiu, kad tai sužinau, bet mane tikrai šokiravo, aš gavau koks 700 kalorijų. Bet 960 tai yra beveik 300 kalorijų daugiau. Tikrai kažkaip gal tada šiek tiek rečiau arba be tos bandelės dažniau norės. O Sprite'as 0,25 yra 70 kalorijų. Tai čia visame šitame kiekiai yra 70 kalorijų. Jeigu lyginant su kola, tai kola 0,25 yra 105 kalorijos. Ir iš tiesų įdomu yra tai, kad šiaip kola turėtų būti daugiau kalorijų. Kodėl taip yra, kad Hesburgerio gėrimuose tas kalorijų skaičius yra mažesnis, nors jų skonis yra panašus į tuos originalius ir jie yra kaip ir originalūs. Tai dažnai būtent greito maisto kavinėse ten yra sirupai specialūs dedami ir yra skiedžiama su vandeniu. Ir tas vandens santykis yra šiek tiek didesnis. Na ir papildomai dar dažnai deda ir ledukų iš tuos gėrimus. Ir tai mano nuomonė yra gerai, dėl to, kad juos tiesiog praskiedžia dar labiau. Tai taip mes turime tokį gėrimą, kuris mes galvojame, kad yra Coca-Cola, Sprite'as arba Fanta. Ir mes iš tikrųjų gauname šiek tiek daugiau vandens ir mažesnį cukraus kiekį su jais. Tai jeigu jau gerti ir man patinka, kad tai yra vienkartinė pakuotė, o ne tai, kad tu nusipirkai didelį dalyką, ten užsuki geri, nes tikrai nustebino tai, kad Coca-Colos kaina parduotuvėje tos didžiausios pakuotės yra panaši, netiek labai ir skiriasi nuo mažesnės, skatina pirkti didesnį kiekį. O šiuo atveju tu tiesiog išgėriai, pasidžiaugiai, suvariai krūvą kalorijų ir viskas. Ir lauki kito karto. Arba žinai, kad kitas kartas bus už tiek ir tiek laiko. Kiekvienam žmogui skirtingai. Yra žmonių, kuriems šiaip labai eina į kūną ir dėl sveikatos dalykų negali daug valgyti. O yra tų, kuriems visiškai vienodai. Gali dažniau, gali rečiau ir taip toliau. Tai va, tai siūlau tikrai atsidaryti Hesburgerio internetinę svetainę ir pasižiūrėti, kas yra kas,
O dabar skanaus. Mano nuomonė tikrai pats geriausias iš Hesburger pasirinkimų. Čia ne reklama.